metant dvitaškius šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Po 14 taškų Rūdupiui pelno Giedrius Jankauskas, kuris taip pat žaidžia šiandien starto penkete. Ir dėl ginčo kamuolio dabar pasiruošę kovoti Giedrius Jankauskas ir Raimundas Danys. Laimi pirmą ginčo kamuolį svečiai. Kieža dar giliau į kraštą. Atsitraukė Kieža prie 3 taškų linijos, kamuolio negavo laiku, dabar pats veržėsi po krepšiu. Ir pirmąją asmeninę pražangą užsidirba Rytis Adomavičius, nespėjęs paskui savo varžovą gynėjas. 1,99 cm ūgio gynėjas pernelyg žengė greitai pirmąjį žingsnį ir paleido savo varžovą. 2 taškai ir pražanga. Pirmuosius taškus savo komandai dabar pelno Sūduvos krepšininkas. Ir dar stos mesti vieną baudos metimą Raimundas Danys. Prieš savaitę krepšininkas atšventė 24-ąjį gimtadienį. 1,98 cm ūgio puolėjas prameta baudos metimą. Tiesa, su kamuoliu vis dar svečiai. 15 sekundžių dar turėjo atakai Sūduvos krepšininkai ir prieš Maceiną. Pasižengia varžovas aikštės viduryje, nenorėdamas rizikuoti, jog įsibėgės varžovas į priekį. Ir atsidurs 2-1. Marijampolės Sūduvos krepšininką iš šoninės linijos grąžinamas kamuolys. Čižikas užsidirba pirmąją asmeninę pražangą šios dienos rungtynėse. Pirmoji Sūduvos komandinė. Sužaidus 40 sekundžių šiuose rungtynėse. Tačiau krepšio niekas dabar netrukdo pelnyti lengvai Giedriui Jankauskui, 2,6 cm ūgio krepšininkui. Iš po krepšio taškus ir rezultatas lygus, sužaidus beveik minutę. Jau kalbėjau apie tai, koks yra pavojingas Jankauskas ir nuo pirmų minučių jis tą įrodinėja šiuose rungtynėse. 8 sekundės. Kieža išprovokuoja 25 numerį Giedrių Jankauską prasižengti pirmą kartą šiuose rungtynėse. Trečioji Rūdupio komandinė pražanga, sužaidus tik kiek daugiau nei minutę. Kieža stoja prie baudų metimo linijos. 2,2 cm ūgio puolėjas. Gimtadieniai dabar yra Sūduvos stovykloje. Po 2 dienų šis krepšininkas švęs 27 gimtadienį. Ir kol kas Kieža šiandien meta be klaidų nuo baudų metimo linijos. Sūduva vėl priekyje 4-2. Maceina verpstė iki galo kairę ranką. Meta krepšininkas taikliai. 25 metų gynėjas atidaro savo taškų sąskaitą. Iš karto varžovo atsakymas ir nepasiruošusius dabar užklupo varžovus Erikas Kaupaitis, 2,2 cm krepšininkas. Maceina iš vidutinio nuotolio, netaikliai. Kieža kovoja dėl kamuolio. Ir nuo varžovo kamuolys palieka aikštę. Dar žiūri rungtynių arbitra Aurimas Kieža. Ir jo oponentas, kamuolys atitenka Sūduvos krepšininkams. Kieža. Kraštą. Vingelis. Iš jau aukštesnis krepšininkas nesiryžo atakuoti Vingelis. Dar vieną kamuolį nusiema svečiai. Andrius Čižikas atkovoja pirmąjį kamuolį šiose rungtynėse. Į kraštą pro galinę liniją komandos draugui. 2 taškai. Dabar skubėjo krepšininkas prižiūrintis Eriką Kaupaitį padėti komandos draugui, paliko pastarąjį laisvą ir šis pelno savo 4. tašką šios dienos rungtynėse. Pražanga antroji 10-ajam svečių numeriui Andriui Čižikui. Ir tai bus antroji Sūduvos komandinė pražanga. Kol kas tai yra vienintelis krepšininkas prasižengiantis savo komandai šiose rungtynėse. Prie baudų metimo linijos stoja Gintautas Vileita. 20-oje vietoje visoje Lietuvos krepšinio lygoje šis krepšininkas pagal pataikymą iš 2 taškų zonos. 50% taiklumu meta šis žaidėjas 2 taškius. Ir
turi šansą priartėti iki 1 taško. Tuo ir pasinaudoja Vileita, pataikydamas visus mestus baudos metimus. Šiame sezone Vileita meta 66% taiklumu baudas. 8-7 priekyje svečiai. Kol kas nė karto šiose rungtynėse sužaidus 1 ketvirtį laiko pirmajame kėlinuke nepirmavo Rūdupio krepšininkai. 5 sekundės atakai į kraštą iš toli. Netaiklus metimas, Maceina ima pirmąjį kamuolį šios dienos rungtynėse. Pražanga kitoje vietoje nei buvo kamuolys, Raimundas Danys užsidirba pirmąją asmeninę pražangą. Maceina iš toli. Pirmasis šansas Rūdupio krepšininkams išsiveržti į priekį šiose rungtynėse. Maceina ramina komandos draugus. 29% taiklumu meta iš toli Maceina šiame sezone. Jo netikslus perdavimas. Tačiau nuo Eriko Kaupaičio kamuolys palieka aikštę. Dar 13 sekundžių turės aikštės šeimininkai užbaigti šią pradėtą ataką. Tautas Vileita grąžina kamuolį iš už galinės linijos iki galo, blokuoja metimą dabar Kieža. Dar kartelį žaidžia užtikrintai Sūduvos aukštaūgis. Net 3 bandymais Rūdupio krepšininkai paskutinės atakos metu nesugebėjo pelnyti taškų, išsiveržti į priekį. Grigelis erdvė po krepšiu iki galo, liečia jo kamuolį dabar Vytis Adomavičius. Ir taip pavyksta išvengti aikštės šeimininkams taškų į savo krepšį. Adomavičius laisvas prie 3 taškų linijos komandos draugas. Maceina iš toli. Antrasis tolimas šūvis skrieja pro šalį. Ir dar kartelį kamuolys atšokęs nuo lanko skrieja už aikštės ribų nuo svečių. Taigi antrasis šansas antros iš eilės atakos metu. Žalia apranga vilkintiems krepšininkams pelnyti taškus. Maceina 19 taškų krepšininkas pelnęs pirmose sezono rungtynėse, tose dramatiškose rungtynėse su Techasu. Ir trečiąją asmeninę pražangą užsidirba 10-asis numeris Andrius Čižikas, nuo praėjusių metų rungtyniaujantis Sūduvos ekipoje. 2004 metų Lietuvos jaunučių rinktinės narys, dabar sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoj jo aikštelėje pasirodo 7-asis numeris Kaziliūnas. Dar kartelį iš toli, netaikliai meta Rūdupio krepšininkai. Kol kas tolimi metimai yra pagrindinė Rūdupio problema. Na, prisiminus rungtynes su Techasu, ten taip pat tolimi metimai ir baudų pataikymas buvo klubo labai prastas ir būtent tai lėmė, kad Prienų krepšininkai buvo priversti nusileisti Panevėžio krepšininkams. Dabar puolime prasižengia Aurimas Bringelis, atsistūmęs varžovą. Ir tai yra 4-oji Sūduvos krepšininkų pražanga. Tiksliau atsiprašau, 5-oji komandinė pražanga svečių šiame ketvirtyje. Na, grįžtant dar į tas pirmasias Rūdupio rungtynes su Techasu. Vos 6 tritaškius pataikė Rūdupis iš 31 metimo, 19% pataikymas. Ir šį pataikymą turi pagerinti aikštės šeimininkai, jeigu nori šiandien kovoti dėl pergalės. Ir toliau nekrenta tolimi metimai, tačiau ima kamuolį 11-asis numeris Povilas Šakinis, pelno taškus ir dar pyksta pastarasis krepšininkas, žiūrėdamas į komandos draugą, kodėl šis piktnaudžiauja šiose rungtynėse metant iš toli. Dabar būtent Povilas Šakinis, 1,99 cm ūgio puolėjas, gimęs Kretingoje, priverstas pripažinti antrąją pražangą. Ir štai matėme, kaip pyksta jis ant savo varžovo. Dabar minutės pertraukėlė komercinė. Grįžtame į Prienus, Rūdupio krepšininkai priekyje 9-8, tačiau čia pat Sūduvos krepšininkai po 2 Eriko Kaupaičio taškų vėl susigrąžina persvarą. 1 taško ir kol kas Kaupaitis šiandien renka sėkmingai taškus, pelnė 6 iš viso ir pataikė visus 3 mestus 2 taškius šiame susitikime. Kieža atspėja dabar Adomavičiaus sumanymą ir pats Aurimas priverčia prasižengti 13-ąjį numerį Gintautą Vileitą,
kuriam tai pirmoji asmeninė pražanga šiame